Tai ta proga jau sveiki atvykę, du tave podcastą, draugai, talk show. Pirmoji laida pavasaro. Pavasaras? Gera čia buvo. Įdegus. Neįdegus. Nusiplovus. Jo, nu tai ką, tai kaip gyvenat, gerbiamukai? Galiu pradėti, aš tai gerai. Pradėkite. Pagal amžių gal eisim, žinai, jauniausia. Pradėkim nuo jauniausio. Aš nenorėjau, kad sakytumėt mano amžiaus šiandien, kad jauniausias, bet nesvarbu. Nesakom amžiaus. Aš norėjau sakyti, o tai kiek tau metų, jis tu jauniausias? Aš pats jauniausias. 24 galiu pasakyti. O, Jėzus, Marija. Aš nenoriu sakyti amžiaus, tai yra 24. Kas čia dabar, jo, kas čia? Ne, dabar aš irgi noriu kreiptis. Ne, aš jaučiuosi 23-22, bet nesu tokia. Aš jaučiuosi 28-27. Aš jaučiuosi 28-30. Man visi sako, tau 28-30. Kažkada, prisimenu, po koncerto, stovim tenai, jau baigėsi koncertas, jau lygiai ir namo važiuoti, ir prieina ten, ar nusifotkinti, ar dar. Ir ateina moteris, sako vienam kolegai, kiek tau metų? 35. O sako, tau, bet kaip faina, kad jūsų visa grupė yra vieno amžiaus. Ir visi fainai vat sutarėt. Ir tada, žinai, mano kolega sako, bet jam 24. Kiek? Tai aš dabar su vaiku čia kalbuosi ir vaiko klausausi. Ir aš taip stoju. Taip, vaikų Eurovizijas. Nu, man 24 labai malonu, bet atrodau jo 30. Antanai, mes kalbėjom, kad tu ten labai planavai važiuoti kažkur deg, paskui Ilgamišą važiavai ten degintis. Ką nuveikė, papasakok, ką matei? Sakai, labai daug istorijų turi. Davai. Aš nieko nežinau, išvažiuoju degintis? Ne, buvau išvažiavęs ne tai, kad degintis, bet ieškoti savęs labai. Išvažiavau į Aziją ir į Indoneziją. Vienas. 2 savaitėm su kolega važiavau filmuoti, tenai visokius nesąmonės daryti ir tada jis išvažiavo į Lietuvą ir tada aš 2 mėnesius vienas prabuvau. Bet jo, labai daug... Labai... Radai save. Radau, labai faina buvo. Pamečiau, vėl radau. Bet tiek... Faina būti vienam, bet kai tu prisidirbi, tarkim, o ten labai lengva prisidirbti, tai dviese būna įdomiau, nes gali pažvengti. Ten aš tiek prisidirbau, nes aš dabar kiek čia, nu jau grįžau, man atrodo, 1,5 mėnesio, gal 2 mėnesiai jau esu čia. Ne, nu kažkas panašaus. Bet buvau uždarytas, turėjau išsipirkti laisvę. Mane bandė, jo... Čia kaip YouTube iššūkiai, žinai? Bet čia toks... Filmavai tu save tais metus? Ne, aš net nefilmavau, čia buvo, čia viena iš... Ne, viešnamyje. Čia dar Gerai, pala. Buvau jo uždarytas, bet vienas. Išpirkt laisvę viešinamį. Tipo, prieš savo valią, tai biški, žinai. Ne, žinai, nenoriu, ne. Bet buvo taip, kad aš Bankoke buvau ir visi esame matę tikriausiai Pagirios Tailande, ne, filmą. Ir aš toks sėdžiu, galvoju, nu bliama, nu tai kaip atrodo tas naktinis gyvenimas ten Bankoke. Nu gerai, aš ten šiek tiek nuėjau į barą, nu išgėriau porą tenai nealkoholinių ten tų gėrimų ir visą kitą ir galvoju, eisiu į tą vieną iš pagrindinių gatvių, kur ten visi tie tūsai vyksta. Nueinu, pamačiau visko, ko nematęs, kas metrą stovi, nu faktas tenaigi ir ladyboy ir visą kitą, pardavinėja ir visą kitą. Nu ir einu į vieną barą, faina, išeinu, jau ten 3 valandos ir jau važiuoju namo. Tada man sako, gal tu nori į dar vieną klubą, nes ten užsidaro 2 nakties. Sako, gal tu nori nueiti į vieną klubą, kur dirba iki pat ryto. Ir aš toks, jo, noriu. Nuveža tenai, įeinu ir pamatau vėlgi. Aš nesu matęs klube, kad pusė žmonių nuogi yra. Aš įeinu, aš nesuprantu, kas vyksta. Aha, čia žiūriu kambarį, ten viskas vyksta veiksmas. Ten vyksta veiksmas. Tada eina ir vyrai, ir moteris, pusnagiai, žinai, ir niekas neapsikrauna. Gerai, man labai nejauku, ten prie manęs eina gal už 10 eurų kažką, žinai, ir aš toks... Ne, žinai, baisu man čia, o vienas, nu, blem, būčiau pažvengęs, jeigu būčiau su kažkuo. Gerai, aš išėjau iš tenai, ramu, saugu, nieks nieko. Įsėdu į tuktuką. Tą patį vakarą? Čia tą patį vakarą, čia jau ten ryto, nu jau 4, galbūt, žinai, 4:30. Ir aš įsėdu į tuktuką, važiuoju namo, jau viskas. Nu ir galiausiai frazė, žinai, iš tuktuko vairuotojo. Hey, maybe you want some disco? Aš nežinau, kodėl man reikėjo tiesiog pasakyti, no, I wanna go home. Ir aš toks, yeah. Ir aš vis dar noriu pamatyti kažką. Nu ir galiausiai jisai mane į disko.
veža, žinai, aš taip žiūriu ir netoli mano viešbučio. Įvažiuoju į tokį skersgatvį, jokių šviesų, nieko nėra, žinai. Ir jisai sako, okay, we are here, žinai, tipo, susimokėk. Nu, susimoku, bet sakau, tai kur čia tas disko? Ir išeina iš pastato 2 vyrai, už mane didesni, mane taip iš to tuktuko už parankių, žinai, let's go, žinai. Aš jau matau, kad aš niekur nepabėgsiu, o prisiskaičiau internete, kad ten sumuša, žinai, atima viską, o aš čia dokumentai, pinigai, viskas, žinai. O buvai stadijoje? Buvo linksma jau, žinai, Gerai. kur tipo tu blaiviai mastai, bet jau tau linksma esi po kelių kokteilių. Praradęs. Kaip ir gal čia šokt pakvieti tie vyrukai? Bet labai greitai visa mano stadija pradingo, kai aš pamačiau visą tai, žinai, ir mane įveda. Tik įveda vienas apsauginis užrakina iškart duris ir aš galvoju, eik tu savo, ir aš einu. Ar mane parduos dar? Taip, ir aš žiūriu, kad nėra jokių turistų, nieko. Ne disko. Ne disko, muzika negroja, žinai, ir matau tą vaizdą, aš niekada gyvenime nepamiršiu, aš matau 3, kaip per filmus rodo tie pimpai, nežinau kaip lietuviškai savadautojai. Šiaip taip yra pimpas. Ai, pimpai, jo. Ir va taip va sėdi ir nužiūri mane, o aš vaikas, toks, žinai, jėja su šortukais. Nu ir sako, ir ten yra žodžio, ar tu nori kažko, tai ten yra you have to. Nu ir man sako, you have to buy beer, žinai. Ok, aš nusiperku tą alų, atsisėdu ir tada tas vaizdas, aš matau, prieina vienas iš jų. Palauk, bet tai čia Taip. kur tu prisėdi kažkaip? Ten yra viešnamis, įsivaizduok, ten yra baras ir sofas. Bordo spalva, tamsu, juoda. Tamsu, jo labai mažai šviesų, yra va tokia siena su užuolaidom, bet tos užuolaidos taip pratrauktos, yra sofas, foteliukai, nu ir aš ant to vieno... Realiai yra tu apvežė iš esmės, taip išėjai. Panašiai, jo. Ir aš, žodžiu, nu atsisėdu ant to foteliuko ir aš toks galvoju, ir matau, ateina prie manęs ir va taip parodo. Ir tada išrikioja, ateina 8 merginos. Aš sėdžiu, va taip. Gražios. Nu, simpatiškos, nu, azijietės. Tikrai visos merginos. Nežinau, šito niekada nežinosi. Ne. Ir žodžiu, aš sėdžiu, aš ten visas susikaustęs, aš ten jau baltas, žinai, ir sako, rinkis vieną. Aš sakau, aš nenoriu, aš taip, žinai, tokiom makytum, aš nenoriu. Jo, aš nenoriu. Aš į disko noriu. Aš noriu pašokti. Ir aš taip sakau, aš noriu važiuoti namo, jau viskas, man čia gana, žinai, tararam. Ne, sorry, you have to buy, žinai, tipo. Ir aš toks, oh my god. Nes matau, duris užrakintas, nieko, žinai. Nu, sakau, how much? Nu, tipo, kiek kainuoja? Sako, 90 eurų. Sako, sorry, nes aš žinau, kad tenai už 20-30, žinai, o čia 90. Sako, sorry, man tas pimpas. Taip, normaliai sako, nepyk, man reikia sumokėti jai, man reikia sumokėti tavo tuk-tuk driveriui, man reikia procentų, juk supranti. Ir aš toks, jo, ir aš tada, žinai, turėjau kaip tik 3000 bakstų tų kainuoja, žinai, paduodu tos 3000 bakstų ir sakau, ar galiu eiti parūkyti dabar? Sako, okei, gali dabar, daviau pinigus, viskas, visi ramu, tą, žinai, visas panas paleido, sako, tu eik ruoštis ir man atrakina duris parūkyti. Aš išeinu, nieks manęs net nelydė, apsauga ten prie durų stovi, aš taip išėjau, kažką ir bėgau. Pradėjau bėgti ir nieks nei vijosi, nei ką, žinai, aš tiesiog pabėgau ir buvo netoli viešbutis, žinai. Tai aš vat išsipirkau, aš vat čia skaitau, išsipirkau savo laisvę, nes nežinau, kas man būtų buvę. Galėjau apvogti, o tada internete... Būtum turėjęs nuostabiausią naktį pasaulyje. Tai jie realiai buvo ramus, jis jaučiu susimokėjo ir viskas. Nu, tai taip, ir taip mergina jaučiu dar geriau, žinai, gavo pinigus for free. O tada grįžęs aš dar paskaičiau, kad būna tokių bairių, kur turistai, pašvenčia, prisigeria ir taip toliau, jie nieko neatsimeno, ten kitų ladyboyų labai daug. Tai tuos turistus, aš mačiau tų vaizdų tiek, kiek vedasi į viešbučius ir visą kitą, turistus išprievartauja, galima taip sakyti, nes tenai ladyboyai, tada turistai atsikelia nieko nesupratę, neatsimena ir gyvena toliau visą gyvenimą. Tai va, aš tokių labai daug istorijų irgi prisiskaičiau ir tada aš galvoju, Antanai, kur tu lendi, kodėl tau to reikia, žinai. Bet ačiū Dievui, aš sausas išėjau iš šitos situacijos. Bet žinokit, mes irgi esam buvę Bankoke, tai buvo miestas, iš kurio aš išvažiavau su fraze, dar tiek kartų manęs apgaudinėja nėra. Jo. Nes ten tave apgaudinėja ant kiekvieno kampo ir jeigu tu bent kažkur prasileidė, tai tu į tokį ratą įkliūni, kur mes
3 dienas Bankokė bandėm papulti į pagrindinę pilį ir mus visą laiką prie visų įėjimų pasitikdavo ir sakydavo, dabar meldžiasi vienuoliai, nedirba. Kol jūs čia laukiat, jūs važiuokit ten, jūs pažiūrėkit, tuktukas važiuotas, pasakykit ten tą kodą jums su nuolaida, jūs praplauksit, mes plaukiam ten su tą tipo nuolaida, atplaukiai į prieplauką ir tau sako, tai susimokėkit dar tiek ir tiek pinigų, nes jūs su privačiu laivu plaukiat, čia tik viešas transportas nemokamai plaukti gali, dar susimokė ir tada gaunas ten, toks durnas ten jautiesi, ten tokia sistemytė atkalė. Pigušiai, bet... Bet manęs netraukia, aš tai nenorėčiau. Aš klausau, kuo toliau mane šito viso. Aš galvoju, kodėl žmonės nori, tai paskaitų, aš noriu čia, aš noriu. Sodybą į pajūrį. Elementarus dalykas. Mes, kai buvom Tailande, vienas iš, tu vis tiek skaitaisi, kur tu ką nori pamatyti, ką nori patirti. Ir mes išskaitėm, kad, žiauriai faina yra ten siuva vyra marškinius, pagal tave grinai. Ir, tu ten gali labai greitai pasiūsti suknelę, kokios nori, o aš dar tuo metu labai renginius vedžiau ir aš, žodžiu, sugalvojau, kad mes važiuosim į tą Šilko turgų, kur jau pasisiūsim savo drabužių. Ir mus nuveža tuktukas, mes sumokam 10 batų, kas yra 1 litas tuo metu buvo. Nuveža, mes ten primatavimai mums viską ir mes sakom, tik tais mes Bankokė būsim iki tada ir tada, ar tipo spėsit. Sako, nespėsim, o kuris po to? Į Phuketą. Tai mes sakom, į viešbutį į Phuketą atsiūsim, žinai, bet turėsit atvykti dar rytoj, tada į dar vieną primatavimą. Ok, 10 batų sumokėjom tam tuktukui, važiuojam dar kartą į primatavimą, sako 150 batų. Palauk, mes vakar tau 10 mokėjom. Tai ne, when you fitting, I'm not getting cash, žinai, tipo. Jis gauna pinigus už tai, kad tu susimokė, kai nuvažiuoji, bet kai tu važiuoji primatavimo, jis jau papildomai pinigų negauna už tai, kad jis tai dar kartą nuveža. Tai mokė brangiau. Žodžiu, bet iš tikrųjų tie marškiniai, tai mes jau buvom prieš 12 ar 14 metų Tailande, tai tie marškiniai iki šiol kaip naujai atrodo, o suknelę aš tiesiog pardaviau, nes nesusidėvėjo nei kiek ir aš su milijoną renginių atvedžiau tokio kokybiškumo medžiagą. Tai bet kai pradėjai istoriją, galvojau, kad jau pasakė, kad į Phuketas jūs galvojai, apgavo, sumokėjai, Aš irgi galvojau, Ne, mes atvažiavome į viešbutį ir kai prisičekinom, mums davė tokius žiauriai gražius maišiukus, ten viskas supakuotas, pakabytam su viskuo. O kiek kainavo marškiniai arba suknelė? Gal 20 litų tuo metu? Vieni marškiniai. Taip. Dabar būtų 2 eurų, vis tiek pigu. Tarsi, aš už suknelės, aš pasisiau 3 suknelės, už jas visas sumokėjau 150 litų, natūralaus šilko. Kur, wow, ant tavęs viskas ten, atrodo, vestuvių negalėtum drąsiai. Kiek tu išvaistei, kol tu nuvažiavai iki ten, žinai, kiek tave kartą apgavo, ten arba progų yra apgauti. Ten viskas labai greitai vyksta, plus tave ten veža, tu žiūri, ten tą Bankoką ir vis kitą, bet tu ant kiekvieno kampo ir... O jeigu sakytum, kad nemokėsiu? Tai nevažiuosi. Ai, tai tipo reikėtų tiesiog kaip... Nėra... Okei, supratau. Dabar iš viso, nežinau, ar tais laikais buvo appsai tie visi, kaip Boltai ir taip toliau. Ne, nebuvo. Tai dabar iš viso yra... Tuktukų appsas yra? Taip, tai yra visų taksi appsas ir, pavyzdžiui, jeigu vienas kaip keliavau vienas, tai tau neapsimoka automobilio, tu motorolerį visur įimi. Ir Bankokė aš motorolerio nesinamavau, tai visur su to appsu. Išsikvieti, nežinau, tą motorolerį taksi, atvažiuoja ir tave, kad nuvežtų į ten, pavyzdžiui, į centrą, dar kažkur, sumoki eurą, 8 centų ir taip toliau. Tai aš, pavyzdžiui, į dieną su maistu, su viskuo išleisdavau, jeigu jokių ten pramogų nenori nieko. Arba išsipirkti savęs net. Jo. Tai 5-6 eurai su pusryčiais, pietum ir vakarienė. Tai ten, kosmosas yra ant kainų, ta prasme. Kokia aplinka, eiktų, kiek, čia būtų, žinai, sėdi namuose ir įtampa, dabar eisiu ir žinai, jau kiekvienas tau potencialus toksai, atsipalduoti negali. Dienos metu tai nieko nebūna, ten vakariai. Dienos metu. Gali pailsėti. Mane vienas tik tai savaitgalį muša, o šiaip tai viskas gerai. Dienos metu ten jauties gan saugiai. Gan saugiai. Gan, jo. Bet tai kodėl rinktis tą kokį Tailandą, jeigu tu gali pasirinkti bet kurią kitą šalį, tus pačius Filipinus, mes buvom Filipinuose 2 kartus ir aš nesuprantu, kodėl žmonės tiek varo į tą Tailandą, kur yra pilna žmonių ir va tokie dar dalykai vyksta. Maniekai. Kur atrodė tada, žinai, mes dar, tipo... Bet jau tada vyko. Tada vyko. Aišku, mes ten ėjom į naktinius klubus ir visą kitą. Patajų beje ėjom, nes norėjom pamatyti. Pataja yra miestelis, kur vyksta visi vakarėliai ir ten... Didžiausia ta gatvė. Jo. Kur visi ladyboy. Oris nesnai pasakoja. Taip. Mane ten čiupinėjo vienas ir klausė, are you real, nes aš aukšta. Tipo, jo, ar aš tik mergina. Nes Tailandė, jeigu yra labai graži mergina,
yra aukšta. Ir aukšta 100% bičias. Jo, Nes pas juos gali gauti paramą finansinę tam, kad iš tavo sūnaus padarytų moterį, nes jis tada tikrai daugiau užsidirbs, nes jeigu jis liks berniuku, tikėtina, kad jis dirbs žemės darbus ir bus ubagas. Ir ten aš taip ėjau tą gatvę ir su vienu irgi iš pimpų tiesiog kalbėjausi. Sako, tai 90, va čia sako, pasižiūrėk, sako, labai daug gražių moterų, aš toks jo. Sako, tai va 95% čia yra vyrų. Ten nėra moterų. Bet yra netgi tokių, kur tu nepasakysi, kad taip, tai yra vyras. Jie tiek viską pasidarė, kad ten pas juos prieš 10 metų tik tais uždraudė keisti lytį pase. Nes seniau tipo, tu pasidarai ladyboy ir tu vis tiek esi jis. Gali pasidaryti, kad jie, o dabar tu vis tiek lieki jis, nes buvo labai daug teisminių visokių dalykų, kur ten koks nors vokietis įsimylė į tą merginą, nori ten su ją pastoti, o jinai sako... Čia kaip, žinai, mašinai iš anglų parvaro ir tau vairą perdeda. Arba iš 3 surinks. Aš tai šokė, aš tai jaučiuosi, kiek Antanas pasakojo, kiek čia patyrės, galvojau, jis jauniausias, bet aš man 7, bet aš ne kropelės tiek nesu patyręs, kiek tu per tą vieną naktį. Čia turbūt, žinai, skirtingi poreikiai, žinai, nes va, žmogui norėjusi to kažkokio, žinai, sukrėtimo. Aš taip, pažiūrėjau, man toli. Bet jau nesukrėtė, jaučiu dar. Bet mane labai dažnai... Man čia šokas vien dėl to, kad aš net tranzavus gyvenime nesu, man tiek baisu yra. Aš tai visur vienas, jo. Bet man labai dažnai kažkaip gaunasi, kad aš... Kažkaip tu atsidūrė, ne tokia. Nes, pavyzdžiui, išvažiavau į Graikiją irgi vienas ten porai mėnesių pagyvent, patripint ir kaip vat įmanoma taip, kad mane bandė pagrobti į autobusą įkišt. Aš einu, aš vakare iš baro, vienas vėlgi buvau, žinai. Kur tu vaikštai? Aš nežinau, man buvo taip, barų gatvė ta ir čia yra senamiestis, man reikia į senamiestį, arba aš einu va tokį ratelį, saugiai, arba aš žinojau, dienos metu visada eidavau per tokį skersgatvį. Ir aš įsuku į tą skersgatvį, kad praeit. Ir prieina prie manęs 2 moteris, bet irgi tokios didesnės už mane ir už parankių. Ir man sako, žinai, maybe you, galiu čia tiesiai šviesiai sakyti, jo. Tai sako, maybe you want some visual for 5 euros, žinai. Ir aš toks sakau. Bet tą patį sako, ar jos kaina skirtinga? Ne, abidvi. Bet man viena sako, žinai, va šitą frazę pasakė. Aš sakau, nenoriu, aš einu toliau. Jos manęs nepaleidžia ir tuo metu, va taip, po truputėlį mane tempė į gatvę šalia tos skersgatvės, kur yra mašinos suparkuotos. Ir matau, išeina iš autobusiuko tokį miniveno, bičas ir atidarinėja va taip va tą furgoną. Mane pasiėmė va už rankos, bando įkišti šitą furgoną, aš ten spardytis visai kitaip. Irgi aš sugebėjau pabėgti, bet nežinau, kas būtų man buvę. Ir aš irgi bėgau, mane vijosi iki kol išbėgau į gatvę. O merginas ar tik vyras? Vyras. Jo. Ir išbėgau ten, kur šviesų, senamiestis, viskas. Jie ten pasiliko, žinai, ir aš jų daugiau nemačiau. Bet vėlgi, kodėl man... Tu ieškai nuotykį, bet nuotykį tavęs. Jo. Čia realiai, žinok, jaučiu bus tas pats pimpas, kur paskui tave visi pričiupo. Išmelšiau iš tavęs pinigus. Mano svajonė pakeliauti vienai bliūkštą su kiekvienu tavo sakiniu. Aš tikrai turiu tą tokį norą, nes aš žiauriai nemėgstu vieną būti. Man visą laiką reikia kuo daugiau kompanijos, šurmulio ir visa kita. Ir, pavyzdžiui, man kelionės yra kelios draugės, kurios, pavyzdžiui, atsisėda ir išvažiuoja į Italiją, ten savaitgaliui pakeliauti vienus. Ir aš galvoju, kaip faina būtų išvažiuoti ir savo tokį iššūkį pasidaryti. Ir tada ten kaip tyčia, kai aš jau skanu, viskas, paieškosiu savo bilietų ir per televiziją rodo ten tą filmą, kaip mergina važiuoja į Paryžių ir jis ten pagrobė į prostitutnyną, žinai, tėvas jie ten ieško, žinot, tą filmą. Taip. Tada galvoju, nefiga, nevažiuosiu niekur. Dabar tarsi be šansų man dabar jau išvažiuoti. Aš tai irgi, aš atsimenu, kai Timūras sako, išvarai tada tu į tą žygį. Ir aš taip galvoju, niekaip, kodėl. O Ednas Taivane gyvendavo ir jis vienas vidėjo keliauti, kaip man faina, sako, kaip sakau, tau faina. Tai smagu susipažįsti su kažkokiais žmonėm, šiaip su vienas savim pabūni. Sakau, aš nenoriu būti. Tai mano draugė viena išvažiavo į Gruziją ir varo kalnais jau ir sako, aš jau suprantu, kad iki sutemstant aš nespėsiu grįžti į ten savo tą family hotel. Ir sako, aš einu ir iš paskos važiuoja mašina.
Ir 3 vyrai važiuoja mašiną. Ir tipo, mergaitė, davai, mes tave pavešim, o dar rusiškai, žinai, sako, nereikia, aš einu, žinai. Ir sako, įkyriai, bet sako, mandagiai. Labai, labai mandagiai be jokių. Ir sako, galų galę, sako, jie sustoja, sako, nu, tipo, rusiškai, sako, tipo, klausyk, mergaitė, sako, temsta, tu miškuose, tu ne žmonių bijok, tu meškų bijok, čia jų pilna, davai mes tave saugiai parvešim, žinai, tipo, mes ne šiaip savo tave sekam. Sako, aš va taip atsisėdau ir mane, sako, jie davežė iki namų, dar vos netin pagirdė, ar tau šilta, ar tau faina ir tada paliko, jau sako, man ramiai, bet sako, streso turėjau, sako, tu ne mūsų bijok, tu meškų bijok. Nesusimašiau. Geras pick-up linas, žinai, pagrobėjom. Sako, tu mūsų nebijok. Mes nieko tau nepadarysim. Meška, bičias su kostiumu iš krūmo. Bet čia realiai tai prisigauti irgi galėjo baisi. Man iš tikrųjų pagalvoju, kad pasaulyje tikrai vyksta tie patys žmonių pagrobimai. Ir tie vis dalykai, tų filmų būna, galvoji, nugi neįmanoma. Ir ten per Netflixą, aš žiūrėjau rimtais faktais, kur paremta, kur degaliniai tiesiog mergaitės paimdavo kažkaip ir prie pat ten olos laikydavo, bet niekas nerasdavo ir ten daugiausiai ir aš galvoju, eiktų namas, aš atėnės niekur neišleisiu. Jo, tai čia, žinai, yra supratimas, dar sikelį galime įvertinti, kokioje šalyje geroje mes gyvenam. Čia saugu labai. Ir manau, kad auginti vaikus čia yra labai saugu. Taip, čia visos sąlygos tokios, nu, tu šiltnamo sąlygomis gyveni. Tasme visiškai. Nu kaip, arba mes tiesiog kažko nežinom. O gali būti, kad kažko nežinom. Tikiuosi, kad žinom. Bet čia, žinai, vėl, čia yra turbūt, žinai, užsigazinti save labai lengvai gali, nes, pavyzdžiui, aš kai žygėjau, aš kažkaip negalvojau, kas čia gali nutikti. Nu, kai nutiks, tada ir žiūrėsiu. Tai... Aš tą patį irgi niekada negalvojau, kas nutiks. Nes dažniausiai nebus taip blogai, kaip tau atrodo, kad gali būti. Gali nutikti šitas, anas, trečias, ne trečias, o 100 priežasčių, tipo kur, tipo kodėl. Dabar dėsiu koją, dabar tas akmuos lys ir bus iššakęs. Ne, bet iš tikrųjų, moterim yra, sakė, taip mes vadiname, sakydamas, sako, aš tavęs nenorėčiau net išleisti į kelionę su draugė, jeigu tipo kažkaip, nesako, atrodo baisu, jeigu koks naktinis gyvenimas, nu jūs merginos dvi, sako, ir sako, du bachūrai, tu sako, nugi visai kitos galimybės. Mes išvažiavam su draugė, nu mano vyras važiuoja slidinėti kalnus, man baisu, aš bijau ir aš nevažiuoju ir aš šiaip šilumos žmogus ir sakau, kažkaip gavos, kad ten per Valentinkę važiuoja ir skublemba, aš ten visas ilgasis savaitgalis, aš viena sėdėsiu, nesąmonės, sakau, surasiu kompanijos, noriu į Dubajų, čia buvo mano antra kelionė į Dubajų, mes prieš tai su mama buvom ir žodžiu kažkaip aš savo kirpėjai sakau, va, ieškau kompanijos į Dubajų, sako, ir aš noriu, davai varom, o mes, realiai mes pažįstamas žiauriai daug metų, nuo LNK laikų muzikos akademijoje, aš dar dalyvavau 2009 metais, jį mus ten šukavo ir nuo to laiko aš pas ją ir vaikštau. Mes su ja net kavos niekur nesam išgėrusios kartu, tiesiog, va, aš atinu, man sutvarko viskas, ate, fainai, nu kiek tu ten su ta kirpėja. Ir mes keliaujam kartu ir man atsimenu aplinkui. Taigi jie tu sofčikė, kaip tu, o tu tokia, žinai, kur tipo į klubus. Ar jinai? Jinai. Tipo, jūs ten susiderinkit, jūsų kelionė, žinai. Blembas, nuo musulmonų šalyje į Dubają, ten taip lengva prisidirbti, nu tikrai, nu ne, žinai, nu tipo. Ir realiai mes sėdom į lėktuvą ir aš dar su tokia baimė sakau, bet žiūrėk, davai suderinam, ką norim. Ir mums antiek sulipo, mes tokios abi pasirodo pėsčiosios turistės, kur mums reikia eiti, matyti, o ne ten kokiu metro pavažiuoti po žemę ir ten kažkur visur. Ir mes niekur nėjom ir taip fainiai praleidom laiką, bet vat ir mes ir nėjom ten, kur nesaugu, nes net Dubajuje tu gali papulti į kalėjimą vien dėl to, kad tu įėjai kokį nors klubelį, kurios visi žino, gali va pasigūglinti ir rasi, nuotikio ant šiknos tikrai. Jo. Jo, bet čia va ir priklauso, tai aš atsakant, tai kad Edvinas tave su draugė neišleistų, labai priklauso. Ne, tai bet sako, baisiau išleisti, nes mano draugė pažįstama buvo Milane ir jos viesėjo mieste, net ne iš klubų niekur ir tiesiog į mašiną bandė dvi tempti. Tai sako, vos nebuvo taip ten koja, taip atrodo kaip per filmus, sako, praslydo ir pabėgom galiausiai. Ir tada klausai tokių istorijų ir galvoji, šit, blemba, nu tasme, nu čia vėlgi čia toks, nu, net nesėkmės reikalas, bet gali netyčia surasti toj vietoje, kur yra žiauriai blogai ir viskas. Čia, žinot, kas baisiausia yra, čia yra žmonės. Ir žmonės daro tai kitiems žmonėms. Nu, man patinka, aš turiu gerų istorijų. Man tai įdomu, ačiū Dievui, kol viskas gerai, žinai, tai, bet, pavyzdžiui, iš Indonezijos mane bandė kažkokie departamentai išgrūsti iš Bali. Aš dariau videkus Indonezijai ir... Slaptą nufilmavai? Ne, aš tiesiog kėliau videkus į YouTube ir vienam iš videkų pasakiau, nes ten šiaip labai gražu, ten yra daug vietų, kur tikrai labai gražu ir visa kita, bet yra vietų, kur tikrai nušiukšlynas, nesutvarkyta ir visa kita. Nu ir aš, tipo, ką žinau, filmuoju ten, o, va, žiūrėkit, koks čia šiukšlynas, kaip čia nesutvarkyta. Lietuviškai ar angliškai? Lietuviškai aš nufilmavau visą tai. Nu ir aš papaustinau visą kitą, man po 2 dienų
kažkas iš lietuvių nusiuntė Indonezijos departamentam. Tie Indonezijos departamentas išsivertė mano visą videką, susisiekė su manim. Peržiūrų turi video. Nu, ten gal 50 000 tų peržiūrų, žinai, nu taip, žinai. Ir nes man lietuvis vienas parašė, žinai, ten labai negražią žinutę, tu esi šiukšlė, tu kaip tu gali, žinai, stumti, o aš nieko nestumiau, aš tiesiog pasakiau, kaip ką aš matau. Nu ir žodžiu, su manim susisiekė tas departamentas. Po to aš iš pradžių tai priėmiau kaip bairį. Galvoju, nu ką čia vėl, žinai. Žiūriu vienas, antras, verified profilis man parašė, žinai, Indonezija, ten Bali departamentas kažkoks. Nu ir aš tada prasižiūrėjau įstatymus Indonezijos. Ir pasirodo, tikrai yra įstatymas. Turistai ar ten dar kažkas negali viešinti socialiniai erdvėjai nieko blogo apie Bali. Yra toks įstatymas. Ir aš sėdžiu ir man parašyta, mes tave surasime, žinai, oro uoste, tu neišskrisi, mes tave pagausim, taip toliau. Departamentas man taip. Angliškai, žinai, man taip surašyta. Ir aš taip galvoju, va tai dabar, va tai bus dabar bairiu. Aš tą pačią dieną, nes man kaip tik viza baiginėjosi, tą pačią dieną nusipirkau bilietus į Bankoką ir kitą dieną išskridau ir manęs, aišku, nieks nepagavo, nei ką, žinai. A, grįši dar ten? Ar dar pavyksta? Šiek tiek bijau. Bet irgi mane tai prigąsdino ir aš nežinau, ar čia legit, ar čia rimtas bairis. Aišku, palikau viską, galvoju, nu aš išskrisiu, tai nei manęs pagaus, nei ką, žinai. Bet vat, yra tokių įstatymų. Negali nufilmuoti, pavyzdžiui, vaiko, man atrodo, ar su dešinė, ar su kairė ranka, va taip paimti už galvos vaikui. Irgi baudžiamoji atsakomybė kažkokia. Ta prasme. Su kita ranka, tipo, gali su vienu, ne? Aš neprisimenu, aš skaičiau, yra toks įstatymas. Tėvai, ta prasme. Šiaip žmogus negali, va aš, pavyzdžiui, paimčiau kamerą, aš filmuoju, žinai, vaikus ir paimu už galvos va šitaip. Jeigu aš... tą naužaugą. Bet realiai nedarytum to. Nedarytum, bet yra, va toks įstatymas. Pas jos, žinai. Kažkas va tokio, ten labai tokių labai įdomių. Ar kokių budistinių nesąmonių. Bet ten labai daug tokių įstatymų, kur aš taip skaitau ir aš taip galvoju, aha, nieko realiai negali daryti, žinai, ir tenai kelt, tik tai, kas gražu, nieko kito, žinai. Šitą Batazija yra man užknisanti, žinai, kad jie, tipo, mes čia faini, draugiški, biški kažkas netaip, žinai, tau taip per pusę čia. Tai man, pavyzdžiui, overrated, pavyzdžiui, Bali yra, labai graži, labai sala, ten viskas faina, bet šiaip man tai overrated. Taip, man, pavyzdžiui, Puketas daug labiau patiko nei tas pats Bali. Ten daug žmonių. Tas pats bičias, kur ten yra Bali fanas, nes ten, žinai, gavo kokią nors orgiją padalyvavo, dabar, tipo, ką čia tas Antanas? Bliam, tu grįžk čia. Aš daug ko girdėjau, kad Bali yra faina, tik tais Instagramo nuotrauka. O aš čia ne. Man vis sakydavo, kad Tailandas ne, o kad Bali, kad tas ne. Jau viskas, jau nebemadoj. Ne. Nu gerai, man Bali sakė, kad vis tiek žiauriai vertinas tas vaibas, žiauriai fainai, nors aš, kadangi nesubuvau ten, man Filipinai, nes Filipinai mažiau paliestas kraštelis ir fainiau viskas ten. Nors aš buvau prieš 5 metus ir ten buvo taip gražu, taip fainai, daugiau turistų ir ateinam į paplūdimį, kur žiauriai gražu fainai, sako, žiūriu, kad tas atstato kažką. Sako, čia McDonald's tysim ir aš taip, ką? McDonald's, čia numatytas toks projekčiukas, tai jau realiai dabar jaučiu žiauriai pasikeitę, bet šiaip man Filipinai yra numeris 1 ir taip gražu ir taip norėčiau grįžti, nes ten daug labai yra, ką galima pakeliauti. Bali ne vis tiek maža sala, ne kur galima varyti, o Filipinuose, tai va. Rekomenduoju. Ir tokių bairių nesusidūrusiu. Aš irgi norėjau varyti. Jo, gaila, nenuvariau. Nevarai pas prostitutės. Nevariau, bet ką pasakėjau. Aš irgi nevariau. Mane susirado. Jis tik taip sakė, kad nori visur varyti ir jį visą atveždavo. Bet kas, ką Filipinuose pamatėm, visą laikas buvo, kad tiesiog vyresnio amžiaus vyrukai, daugiausia amerikiečių turi labai jaunas filipinietis. Tai ten tas populiaru, kad jie tokie atvaro, tokie ir jos net ir vėliau žmonos tampa. Kaip šeimininkutės tenai, kurios daro viską. Taip. Galėgi išsinuomot. Bankokė ir Balygiai ten kainuoja kažkiek į dieną. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu imi moterį su vaiku, tai tu dar ir vaikui turi viską apmokėti. Jo. Mes, kai buvom Tailandė, mums ten pasakojo vietinė viena, susipažinom viešbutį, jinai tik dirbo ir kadangi aš šnekėjau rusiškai, tai mes su ja ten visai gerai susikalbėjom ir jinai pasakojo labai daug. Tai sako, labai populiaru vokiečių turistam ir amerikiečiai, kurie atvažiuoja būtent tos paslaugos. Taip, ir po to amerikiečiai būna, kad išsiveža, žinai. Ir sakau, dažniausiai jau net ir susitokė, taip toliau yra tokie žmonykė būna. Fainai. Jom gerai. Bet sakau, vat, kažkaip aš sėdžiu klausausi, kokia nuobodį mano vasarą buvo. Aš klausau Antano, galvoju, galėtum padaryti podcastą Nuotykiai su Antanu. Ir Antanas pasako, mes tokie klausom. Rodo randus čia visus. Jo, nes mes pradėjom istorijom pasakoti ir Antanas, čia buvau ten 2 mėnesius, aš galvoju. O mes ką aš veikiau.
Kai aš Palangoju buvau. Bet žinai, argi ne viena ir nenorėjot nuotykių didelių? Norėjai smagiai. Nežinau, ar jūs norėtumėt šitą patirti. Mes vaikais ištenka dabar. Kai aš dirbau kitoj prodiuseriniai kompanijai, mes naujų metų išvažiavom švesti dar tuo metu į labai jau į saugų Kijevą, nes buvo kaip tik tarptų visų Maidanų ir bla bla ir dabartinė įvyka. Ir mes naujus metus šventėm Kijeve, belenkai pigiai šventėm naujus metus. Nu, tarsi, kalėdinis įmonės vakarėlis vyko Kijeve. Ir aš labai gerai atsimenu, kad ten eini, kaip ir viskas gražu, tie didingos tos gatvės, tai aišku, ten irgi viskas pigų labai. Ir mes buvom užsisakę restoraną, tipo šventiniai vakarieniai, visi ten muzika groja, bla bla, ten tiesiog atskira salytė, nieko ypatingo, kad tiesiog pavakarieniauti visai hebra, nes mūsų gal ten 20-30 žmonių važiavo. Ir sako, davai varom kur nors, nu, tipo vietinį bariuką. Ir mes einam tą didžiąją gatvę, neatsimenu jau net to pavadinimo, ir reikia jau eiti į tą Bromą. Ir mes einame į Bromą ir aš matau, kaip merginos, kurios stovėjo šalia Bromo, jos taip irgi iš paskos mūsų žūkti įsiliejo ir aš matau, kaip viena taip tikšt atsega vienai kolegijai kuprinė, kita tekšt ranką ir aš tik tais stabdykit jas! O aš visada kažkokia gelbėtoja visur. Tai jeigu į festivalį važiuoju, tai gyvybės gelbėjau, tai dar vadovas. Ir tada hebra iš karto jas pačių paspėjo ištraukti piniginę. Ir vat to mums užteko vienintelio, kad visi sakė, ne, grįžtam į viešbutį ir būnam saugiai, nes, na, tiesiog mato, kad užsieniečiai kalba lietuviškai, žinai, susišneka dar rusiškai jo, bet tada labai gražiai ją paleidom, ten labai apgailestavo mergaitė, aš daugiau to nedarysiu, nu, bet faktas. Daugiau nedarysiu. Jo, Šiandien daugiau nebedarysiu. Susijimsiu kitas įprofiškiau bus. Bet neprigausi manęs. Reikėjo matyti, kaip meistriškai jos tai daro, čiuk išsiliejo, viena čiuk atsegė, kita čiuk ir jau jos išeidinėjo atgal. Filmas visiškai. Taip, kur tas yra susikaup su Smitu, kur ten jie viską darinėja. Ir aš pagalvoju, rimtai irgi jaučiu pasaulyje tas vyksta, kur tas toks, kur užkalbina, čiukš paima, čia tas anas toks. Nu jo. Esu ir aš matęs kišenvagį dirbant, ten vaikai buvo įtraukti, bet kažkaip aš jau važiuoju Romai buvo, metro, jie ten jau važiuojant, ten perspėjo, kad ten tikrai būna, ten dar gidas, ten, oi, čia būna, ir man tokia, žinai, varė paranoja, aš einu ir visus daiktus, taip, žinai, su savim, ir, žinai, ir visur ieškai kišenvagių, tipo, negali atsipalaiduoti, žinai. Ir metro, kai važiavam, ten buvo, kad pradėjo vienas irgi ten kažkoks žmogus rėkti, kad ten, kažką, ir buvo taip, kad jie, žodžiu, nusprendė apvoktą žmogų, kaip jau metro duris beveik užsidarinėja, žinai, kad tipo pačiupsiu, pabėgsiu, užsidarė, nuvažiavo. Duris užsidarinėja, pagavo tos vaikus, o suaugęs, kuris platformai peronė laukia, liko ten. Tai ten rėkti, žinai, ten, tipo, nes šitie visi ubagai, tie blogiečiai, labai mėgsta tada auką vaidinti, žinai, arba puolimą tokį jungti, kad ką tu čia aš tai nežinai, aš čia ne. Ir jis ten daužai tą traukinys rieda, žinai, tos vaikus laiko, tipo, ir tie stovi ten, tipo, žinai, nu, prigauti, žinai, kokie. Man tai kaip jau degtų gėda, žinai, visiškiausia, nes važiuoti dar toli, važiuoti reikia, žinai, stovi ten jie, žinai, tipo, nu ir važiuojam su kišenvagiais, atvažiavo ir paleido, žinai, bet toksai lygioj vietoj, nes atrodė, net nepajaustum, kad va dabar galėjo, žinai. Tai ne. Sakė, labai mėgsta vagišiai tuos, kur gatvės pasirodymai būna, visi sustoja ratuku, filmuoja kažką, čia tau tuo metu knisa visas kišenės. Šitos mėgsta. Šiaip labai vadingi, nes tu šiaip susikaupęs būna už ką žiūri. O mes buvom Ispanijoje vasarą ir labai papuolė man sąžiningos žmogaus, kas džiugina. Čia irgi iš gerų istorijų. Mes tiesiog vieną vakarą nusprendėm išeiti ten tokiam miestelėje pavakarieniauti ir tiesiog užėjom ir random kavinę pagal TripAdvisorį, kuri buvo gera. Nu ir ten su vaikais ir jau tam sueinam namo ir mano sesė nusprendė nufotografuoti smėlio pilis statant paplūdimį. Nu tikrai labai gražu, milžiniška jinai, tokia su žvakutėm sustatyta, nu ir nufotkino ir viskas. Ir jinai grįžta namo, kadangi su vaikais pastovi tą telefoną, tai duoda kokį filmuką važiuoti, jinai gal įsitikinus buvo, kad pasėtas telefonas kuprinėje. Nu ir mes jau ten vakaras jau vaikai sumigdyti, sako, galite man paskambinti. Skambinam, niekur neskambam, visus namus išknisom, sakau, palauk. Ir čia atsitiko geras dalykas, kurio visi labai priešinasi visada ir visą klauso, kodėl jūs taip darot. Aš galiu sesės lokaciją matyti, mes pasišėrinusios lokaciją. Ir ačiū Dievui, aš tą lokaciją turėjau sesės ir aš sakau, tavo telefonas pas kažką namie. Va, gulis, adresą tikslų, žinau, net rodo, gan tiksliai, žinai. Ir ten rodo, kaip ten iš vieno namo prie baseino nueina žmogus, žinai, ir matyti, ar tai įsidėjo, ar kažką. Sesė, viskas man pavogė, nu mes ten per tą Apple programėlę užblokavom jį kaip pamestą, kad tik tais leistų tam tikriem kontaktam, kuriuos tu pats įvedi atsiliepti. Nu, o pirmą nakties
sesė sako, važiuojam, sakau, nu ir ką, tu daugiabutis, sakau, nu ką, mes eisim belstis į kiekvieną butą, žinai, sakau, jeigu telefonas neišjungtas, vadinasi, nėra tikslas jo pavogti, vadinasi, gal tiesiog žmogus, nu jau miega, nekelia ragelio, tiesiog, žinai. Nu ir galų gale ryte. Tai ir nuvažiavo, sako, jeigu jums bus ramiau, vyrukai atsisėdo, nuvažiavo, su mano telefonu sekė lokaciją, va taip, o nuvažiavo, sako, nu be šansų, net į vidinį kiemą neina įeiti, plus naktis nėra taip, kad ant šniūrai žmonės vaikštai tą gyvenamą į namą, žinai. Nu ir aš ryte atsikeliu ir pirmą, ką darau, skambinu ir man atsiliepia moteriškė, ten vos kalbanti angliškai, žinai, sako, jo, aš radau gatvėje, tiesiog numesta, aš dirbu ten nuo 1 valandos tokio ir tokio kavinėje, teikit pasimti. Ir net pinigų nepaėmė. Geras. Aš tokį patį atvejį turėjau Palangoj, ne šiais metais, praeitais, man atrodo. Irgi palikau persijungimo kabinoje ant to atbrailos tokio, žinai. Ir irgi aš žinodamas, kad ta funkcija yra, visiems telefonam aktyvuota, visada, žinai, viską matysiu. Ir tai buvo irgi, kad matau, o dar, bet reikia turėti omeny, kad reikia ir kito telefono, kurį gali matyti. Tai, o tai buvo, kad pamečiau, matau, kad jisai ten juda, nes ten davė pusbrolis į planšetę prisijungti. Matau, kad eina, sakau, tipo važiuojam, žinai, nes realiai gali važiuodamas pamatyti, žinai. Tik tai vėl ten jis yra taip, kad atsinaujina ne real time, o ten kas kelios sekundės. Tai atvažiavus ten buvo, ar ten ta meilė salė, ar kas, eina, žinai, belia kiek žmonių ir tu nesuprasi, kuris. Tai ten tada žinai irgi užblokavau, parašiau žinutę, kad tipo pamestas, tokį numerį skambinkit kažką. Ir matau nešiojas ir galvoju, nu blemba, nu tai paskambink, žinai, žinutę gavai, toks tipo jau tu už tą žmogų sprendi, kad davai dabar. Tai ten iki vakaro kažkaip ten truko, kad irgi tampė, nešiojo, paskui ir atnešė šią panelį, tipo, jo, ten radau ir jeigu kokiu velniu tu anksčiau negalėjai. Bet yra tas stresas, kai tu matai, nes jeigu nematytum, gal net lengviau būtų, žinai, pametei. O dabar, tipo, jis tau beveik gyvas, žinai, tu jį beveik atsimgali. Tai šį kartą tiek, draugai, darom trumpą pertrauką, kitą kartą grįšim ir pratęsim pokalbį apie mūsų visų vasaras. Iki.